Tai ką, Gintautai, pradedam. Gerai. Šios dienos interviu tema yra žiniasklaidos padėtis dabartinėje Lietuvoje ir su tuo susiję klausimai. Interviu su Gintautu Babravičium ir Gintautai, gal trumpai galėtum apibūdinti savo ryšį su žiniasklaida ir iš kokios perspektyvos tu ją matai ir kokia tavo patirtis, būtent istorija. Visų pirma, esu žiniasklaidos vartotojas, taip pavadinkime, kaip ir visi mes, arba daugelis mūsų, bet yra ir tam tikros specifikos. Taip nutikė, kad prisidėjau atsirandant pirmai nevalstybiniai radio stočiai M1 ir labai tiesiogiai atsirandant pirmai privačiai radio stočiai Lietuvoje, tai yra Radio Centrui. Po to ne tik tai ūkinė buvo veikla, bet taip pat ir visuomeninė. Daug metų esu vadovavęs Lietuvos radijo ir televizijos asociacijai ir teko garbė su kitais kolegomis kurti ir Lietuvos skyrių tarptautinės reklamos asociacijos, kuri susijusi su media tiesiogiai. Tai tokios praktikos prisirinkę, o kaip Seimo narys 2004 metais, tai buvau iniciatorius ir įkūrėjas visuomenės informavimo plėtros komisijos pradžioje, o po to komiteto atitinkamai ir daug metų darbavausi šitoje srityje visą savo kadenciją, 4 metus. Tai šiek tiek yra tekę dalyvauti ir įvairiose tarptautinėse konferencijose, kurios susiję buvo ir su darbinė veikla, ir paskui su politinė veikla. Taip kad šiokios tokios patirties prisirinkę, tai gal kažko tai galėsiu būti ir naudingas. Jo, tai Gintautai, aš labai, kaip sakyt, reziumuojant šitą dalyką, jūs esat dalyvavęs kaip, būtent kūrėjas žiniasklaidos priemonių ir kartu kaip dalyvavote reguliaciniam procese, kuris yra susijęs su žiniasklaidos reguliavimu, su žiniasklaidos, sakykime, dalykų, kurie yra susijęs su sklandesniu veikimu, pagelbėjimu ar apribojimu. Tai aš tiesiog, reziumuoju man tai, ką jūs pasakėt. Dabar, Gintautai, kitas klausimas yra. Aš irgi esu vartotojas šitoje srityje ir labai gerai pamenu, kaip žiniasklaida kūrėsi, kaip jinai atsirado nuo sovietinio laikotarpio, kai prasidėjo pirmi nepriklausomi kanalai. Jeigu taip trumpai apibūdinant, ką galėtumėte esminio išskirti skirtumus tarp to, kas buvo pradžioje ir kas yra dabar? Ir tas išskirimas, sakykime, kas buvo geriau tada, o kas yra geriau dabar? Ar yra tokie, sakykime, tokie vinis, kurie būtų galima taip įvardinti? Yra ir tie skirtumai yra, pasakyčiau taip, esminiai. Visų pirma, dėl to, kad pereinamajame laikotarpyje, tame tranzito laikotarpyje iš buvusios griežtai cenzuruojamos ir valstybinės žiniasklaidos į nepriklausomą žiniasklaidą arba vadinkime taip atsiradusią nevalstybinę žiniasklaidą. Tai buvo toks gražus romantinis periodas, kada mes išeidami iš buvusios griežtos autoritarinės sistemos turėjome daug gražių vilčių apie demokratinį pasaulį ir apie tvarkas, kurios yra tame demokratinėme pasaulyje ir kurių pagrindas buvo, matyt, pirmoji pataisa Jungtinių Amerikos valstijų konstitucijoje. Ta pirmoji pataisa skelbė, kad žiniasklaidos priemonių nepriklausomybė yra šventa karvė, taip įvardinkime. Ir per tuos kelis šimtmečius po priimtos tos pirmosios pataisos, taip sakoma, viena iš demokratinio pasaulio tokių požymių buvo, kad politinės sistemos priežiūrai, visuomenės labui, visuomenės interesam žiniasklaida atlieka savo sarginio šuns vaidmenį. Informuodama visuomenę ir be tradicinių politinių
taip sakoma, stulpų įstatymų leidžiamosios, įstatymų vykdomosios ir teisinės valdžių. Dar atsirado savoka ketvirtoji valdžia, tai yra žiniasklaidos valdžia, kuri veikia per įtaką visuomenės nuomoniai. O jau visuomenės nuomonė taip sakoma, realizuodavosi per periodiškai vykstančius rinkimus ir, sakykime, taip garantavo tokią kraujotaką, reiškia, visuomenė sistemoje ir taip toliau. Tai buvo periodas, kada žiniasklaidos priemonės deklaravo savo nepriklausomumą, įnirtingose kovose su tuometinė jau nepriklausomos valdžios, nepriklausomos Lietuvos politinė, reiškia, valdžia pasiekė nepriklausomumo, tokį labai aukštą lygį, pasakyčiau. Buvo visuomenės informavimo įstatymas, kuris buvo priimtas 1996 metais. 96-aisiais. Ten kovos prasidėjo 94-ais, o 96-ais jos vainikavosi naujų visuomenės informavimo įstatymų ir jisai, labai atsakingai galiu teikti, buvo bene moderniausias tarp ne tik, taip sakoma, naujųjų demokratijų, bet buvo konkurentabiliai geras ir imant bet kuriam pasaulio taške. Žiniasklaida iš tikrųjų buvo įstatymų būtent garantuotos aukštos nepriklausomybės ir tada dominavo principas apie žiniasklaidos savivaldą. Tai va, tokios žiniasklaidos savivaldos institucijos kaip Lietuvos žurnalistų sąjunga, kaip Lietuvos žurnalistų draugija, dvi tokios įstaigos, nežinau ar draugija dar tebe egzistuoja, jin jau ir tada buvo menkesnė, bet dabar senokai teko apie ją girdėti. Tada Lietuvos radio televizijos asociacija, paskui regioninių televizijos asociacijos, regioninės spaudos asociacijos, reiškia, ir kitos tos institucijos, jos iš esmės, sakykime taip, diktavo madas šitoje srityje. Bet, kaip sakoma, laikas bėgo, politinė sistema adaptavosi prie šitų pokyčių, vyko daugybė technologinių pokyčių, labai įsiveržė į šitą žiniasklaidos sferą internetinė žiniasklaida arba naujos technologijos padarė didelį, taip sakoma, poveikį. Ir taip nutikė, kad dabartiniai įstatymai yra mažiau dėkingi žiniasklaidai negu kad buvę. Ir žiniasklaidos lobistinės galimybės šiandien dienai yra žymiai sumažėję, nes tais laikais, aš čia turiu omeny 94, 2000 maždaug 2, galbūt 4 metai, va šitas periodas apie 10-metį, tai pavadinkime, tai žiniasklaidos priemonės buvo pakankamai vieningos. Tos kovos buvo tiesiog padiktavę būtinybę būti vieningiam, nes jeigu tu, taip sakom, neapginsi savo daržo interesų, tai savo gėlyno interesų, tai ateis kažkas ir jį išmindys. Tai tokie pasikeitimai, taip bendrai. Tai Gintautai, aš tada trumpai apibūdinant, kas pasižymėjo iš to dalyko, iš principo, kaip kiekvienam naujam dalyke yra toks periodas, kai tu būni tam tokiam dopamino lygyje, kai tu tiki, kad viskas yra gerai ir tas, sakykime, tas romantinis periodas, jisai baigėsi maždaug kada jūsų vertinimu? Iš tikrųjų, tai tam buvo objektyvios priežastys. Tos objektyvios priežastys yra susijusios ne tik su situacija Lietuvoje, bet ir tai yra pasaulinės tendencijos. Socialiniai tinklai tikriausiai, kai atėjo. Socialiniai tinklai, kada atėjo ir kada jie pradėjo tiek sverti, jie išplovė, taip sakoma, tą išskirtinumą arba išimtinumą tradicinės žiniasklaidos. Tradicinės žiniasklaidos ta genezė nėra pakankamai, taip sakoma, reikšmingi pavyzdžiai, nes jeigu, tarkime, knygos, įvertinkime, kad pirmaisiais, reiškia, rankraščiais pradedant ir vėliau
reiškia, tai vos ne, tai yra daugiskaitoje 100 metų užtruko, kol tapo žiniasklaidos priemonė, kol įgavo tam tikrą masiškumą. Čia ačiū Gutenbergui ir kitiems, kurie, taip sakoma, irgi vėlgi technologijų vystymasis lėmė, kad tai pasidarė pakankamai jau masinių reiškinių, nebe elitinių, taip įvardinkime. Tai laikraščiam tai užtruko daug dešimtmečių, bet visiems dešimtmečių, taip vadinkim, kad patapti tą žiniasklaidos priemonę. Radijui tai užtruko kelis dešimtmečius, tai nežinau, 3, 4, 4, 5, čia priklausomai nuo šalies išsivystymo lygio, kada radijas pasidarė, televizija jau pasidarė per porą dešimtmečių masinė informacijos priemonė, o internetas tapo, reiškia, žiniasklaida per 5, 7, 8 metus. Tai yra žymiai greičiau. Tai šita invazija lėmė, įvardinkim taip, komercializavimą. Kitas dalykas, žiniasklaidos nepriklausomumas yra susijęs visų pirma su nepriklausomu finansavimu. Nes taisyklė, kad kas moka pinigus, tas užsako ir muzika yra absoliuti, reiškia, ir absoliučiai yra neišvengiama. Tai kada komercializavosi žiniasklaida, didžioji žiniasklaida ir televizija ypač tapo priklausomos nuo reklamos davėjų, nuo didelių, stambių reklamos davėjų, kurie turi interesus ir gali tos interesus realizuoti. Tiesiog švelniai paaiškindama žiniasklaidos priemoniai, kad kryptis X ne visai yra priimtina ir tai yra susijęs su, paprasčiausiai kažkokių tai milijonų, 10 milijonų į to žiniasklaidos priemonės biudžetą nepatekimą ir taip toliau, ir taip toliau. Internetinė žiniasklaida lyg tai ir yra tokia, vadinkime tai, pavadinkime teoriškai ir žmonių finansuojama, bet taip pat yra susijusi su tais vadinamais klikais ir taip sakoma, peržiūrų skaičiumi, kuris atsispindi po to patrauklumų reklamos davėjams, tai dėl to, taip sakoma, ir elektroninė žiniasklaida labai spėriai pradėjo geltonėti, taip pavadinkime, ir gaudyti, reiškia, visokias tikras ir pseudo sensacijas, kad būtų kuo patrauklesni ir taip toliau, erotizuotis, reiškia, arba ten sąmokslo teorijų, arba visokių ten plokščių žemių, reiškia, teorijų, arba kitokių, sakykime taip, tokių patrauklių kažkokiom masėm, reiškia, formų dominavimu. Tai vienu žodžiu, taip nutikę yra, kad su komercializavimusi ir technologiniais tais pokyčiais atsirinkti tikrą informaciją tapo vis sunkiau ir sunkiau ir sunkiau. Dabar žiniasklaidos priemonės yra didesnė dalim yra verslo subjektai, siekiantis pelno, tai nieko blogo, normalu. Ir net socialiniuose tinkluose, tai vadinami influenceriai, irgi uždirba, reiškia, lėšas iš savo populiarumo, nes ta pati reklama veikia ir socialiniuose tinkluose, taip pat kaip ir kitose žiniasklaidos priemonėse. Taip kad, vadinkime taip, tas išskirtinumas arba misija, kurią savo prisiskirsdavo media, kuri būdavo išlaikoma, nežinau, pavyzdžiui, populiarus laikraštis išsilaiko iš tiražo, taip jis yra priklausomas nuo reklamos davėjų, bet jis gali būti, sakykime taip, sąlyginai nepriklausomas, nes tam pajamų bazė yra, sakykime, tiražo pardavimas. Ir vartotojai, kurie nori gauti tikrą informaciją, sutinka mokėti, kad gauti tą tikrą informaciją, ir tada žiniasklaidos priemonė iš to tikrumo, vadinkime, uždirba. Tai šitie dalykai išsiplodė, susiniveliavo, sutrivialėjo ir dabar žiniasklaida to savo misijos, mano giliu įsitikinimu, ne tik Lietuvoje,
bet ir worldwide visame pasaulyje, nebeatlieka arba atlieka žymiai mažesnių laipsnių. Jau dabar yra retos išimtis, kurias gali, taip sakoma, galbūt rasti ir tai reikėtų labai stipriai galvoti ir tai kiekvieną kartą reikia tikrinti. Jo, tai Gintautai, aš tiesiog šitoje vietoje esminį noriu tą, kaip sakyt, koliuką įkalti, kad galima sakyti, kad esminis įvykis, kuris įtakojo žiniasklaidos padėtį dabartinėje Lietuvoje, yra socialinių tinklų įsigalėjimas kaip žiniasklaidos priemonės ir informacijos pateikimas per socialinius tinklus, kas įtakojo tai, kad žiniasklaidos kartu ir pajamos mažėjo, reikšmė mažėjo ir tas, sakykime, po to periodo Lietuvoje, kai buvo žiniasklaida, kaip tokia, sakykime, turėjo tą tikro sargybinio šuns rolę ir romantinis periodas, tiesiog atsirado dalykas, o kaip išgyventi. Tai čia būtų galbūt šiek tiek supaprastinta įvardinti arba, kaip sakoma, visus šunis sukarti ant socialinės medijos, ant socialinės žiniasklaidos. Lygiagrečiai vyko ir kiti technologiniai procesai. Koks buvo išskirtinumas, pavyzdžiui, elektroninė žiniasklaida savo laiku. Tarkime, dažnis, kurio tu gali transliuoti, buvo kaip baigtinis resursas. Reiškia, dėl to jisai buvo licenzijuojamas. Reiškia, radio arba televizijos stotis gaudavo licenciją, labai stengdavosi nepažeisti tos licenzijos sąlygų, kad ta licencija nebūtų atimta, tai laikytis kažkokių ten bendrų konstitucijoje numatytų normų, kurios yra susijęs su ten draudžiama informacija, dar kitais aspektais ir taip toliau ir taip toliau. Bet, sakykime, televizijos kažkadaise buvo nežmoniško brangumo, reiškia, medija, nes televizinė technika, montavimo technika, transliacinė technika, reiškia, ir visi kiti dalykai, buvo palyginti reikalaujantis daugybės investicijų ir, kaip ir ne kiekvienam prieinama. Pirmoji tiesioginė transliacija, pirmoji karo tiesioginė transliacija buvo Irako invazijos į Kuveitą metu. Ir CNN'as transliavo tada raketas atskrendančias į Bagdadą, bet tam reikėjo autobusiuko dydžio įrangos, reiškia, kuri leido, ne tai, kad nufilmuoti, bet pakelti signalą ir perduoti jį, reiškia, visam pasauliu. Dabar kiekvienas mobilaus telefono turėtojas yra iš esmės CNN, tai pavadinkime, 90-ųjų metų modelio kontekste. Tai tik pavyzdys. Lygiai taip pat atsirado su internetu ar radijos ar televizijos padarė tai nebereikalaujantį dažnių, padarė taip, sakykime, taip begalinių arba, sąlyginai, bet begalinių resursų. Ir kiekvienas gali tai pradėti daryti, dėl to daugybė tų podcastų yra, daugybė žurnalistų, kurie, ar nebūtinai žurnalistų, kurie bando, reiškia, tuo verslu užsiimti. Ir, kas nutiko, čia pats teisus, reiškia, kada atsirado toks kiekis paslaugos teikėjų, tai tada tas pyragas, susisloksniavo, reiškia, nes nepaisant augančio lygiai taip pat ir reklamos pyrago, tų, taip sakoma, kurie po gabaliuką atsipjauna, irgi tas skaičius žymiai išaugo. Tai dėl to paaštrėjo konkurencija šitoje srityje ir konkurencija žiniasklaidos srityje yra ypatingai aukšta dėl tų visų, mano čia anksčiau išvardintų aplinkybių visumos. Jo, tai Gintautai, aš tiesiog noriu dar patikslinti, ką aš turėjau omeny socialiniai tinklai. Iš principo aš turėjau omeny socialiniai tinklai ne tik, sakykime, kažkokį ar Facebook'o, ar Twitter'o, ar kažkokį, bet iš principo tai, pati technologija kaip visuma. Gal internetas kaip sklaidų, kaip technologinė priemonė. Kaip sklaidos kanalas. Jo, ir šitoj vietoje tada mano klausimas yra, įvyko lūžis. Ir, sakykime, šioje vietoje, vėlgi žiūrint iš tokio dalyko kaip reguliacija. Taip, tai, mes,
kaip Lietuva, kaip bendruomenė ir nagrinėjom žiniasklaidos padėtį Lietuvoje ir analizuojame, kad socialiniai tinklai ir internetas tapo tarytum kaip žiniasklaidos dalis. Vėlgi pats dalyvavai būtent įstatymų priėmime ir reguliavime. Kaip dabartiniam kontekste, būtent tai, kad atėjo naujos technologijos, kaip pasikeitė reguliavimas? Ar jis turėjo keistis, ar turėtų keistis? Ar šitoj vietoj nėra taip, kad mes labai toli atsiliekam nuo traukinio, kai buvom priekyje būtent 96 metais? Tai kaip kokia nuomonė paties šio klausimu? Aš nemanau, kad kažkur tai atsiliekame, nes šita sritis yra labai subtili. Labai subtili ir labai jautri, ypatingai jautri. Nes visas lazdos turi du galus ir kada pradėsi storinti lazdos galą, kuris vadinasi reguliavimas, vardan šventų tikslų, 9 iš 10 arba 99 iš 100 karts nuo karto taip, su to bliūdu ir tą vaiką išpilsi, reiškia, kurį tu nori čia nuprausti ir pagerinti. Dėl to galimybė, kad žmonės, piliečius pasiektų necenzūruotą informaciją yra labai ir labai svarbi. Nes finale, kiek ydų beturėtų demokratinės santvarkos, demokratiniai režimai, jeigu norite, arba demokratinės visuomenės, pliusų visada bus žymiai daugiau, kol niekas neišrado nieko geriau negu kad bet kokia kita alternatyva. Nes bet kurie reguliavimai remiasi šventų norų kažką tai pagerinti, taip pavadinkime. Iš karto turiu klausimą. Jis tiesiog labai, kaip sakyt, gimė papildomas klausimas ant šito klausimo, kuris tiesiog patikslins tai, ką pats sakote. Tai labai sutinku su tuo, kad necenzūruota informacija yra svarbi. Bet šioje vietoje yra stebimas toks dalykas, kad globalios platformos įsiveda savo cenzūravimo mechanizmus, kurie yra nepavaldus Lietuvoje. Tai mano klausimas yra, kaip šitoje srityje, jeigu žiūrėti į Lietuvą kaip suverenę valstybę, kuri atsako už tai, kad žiniasklaida būtų arba cenzūruojama, arba necenzūruojama, ir tai būtų jos vidinis dalykas, kaip šitoje vietoje elgtis ir ką daryti. Ar yra kažkokių receptų matomų, kaip tą vietą tvarkyti? Sudėtingas šitas klausimas ir jis sudėtingas tik dėl to, kad, sakykime, laikraščių tiražą galima išimti iš visų kioskų, nutarus, kad jisai ten kažką baisingai pažeidė. Televizijos, radijos stočiai veikiančioje, tradicinėje radio ir televizijos stočiai galima atsiųsti perspėjimą ir jeigu nepaklūsta tam perspėjimui ir įrodoma yra ir teismas priima sprendimą, kad ta žiniasklaidos priemonė radijos ar televizija pažeidė kažkokius tai esminius įstatymų punktus ir kitus dalykus, tą licenciją galim atimti arba suspenduoti, sustabdyti kažkuriam tai laikui ir nutraukti tą menamai žalingo poveikio, reiškia, menamai žalingą poveikį. Niuansas, kaip sustabdyti internetą. Yra šalių, kurios bando tai daryti ir tai visų pirma autokratiniai kraštai, tai ar tai būtų Kinija, ar tai būtų Rusija, reiškia, tai kuriems tai žymiai aktualiau negu mums, vadinkime taip, valdyti tą informaciją, nes visi prisimename ten tą, reiškia, arabų pavasarį, tarkime, ir būtent socialiniam tinklam yra priskiriamas tas toksai sprogimas tų revoliucijų, kurios nuvilnijo per arabų kraštus ir taip toliau, tai autokratiniai režimai stengiasi to išvengti, bet neautokratiniai režimai, demokratiniai šiuo atveju arba demokratinės šalis taip pat stengiasi įvairiai reguliuoti. Niuansas,
kad Lietuva šitoje srityje yra per maža, kad nuveikti kažką savarankiškai. Objektyviai per maža. Taip sakoma, mūsų rinka yra per maža, kad ką nors domintų labai rimtai, taip įvardinkime. Dėl to ir mūsų pretenzijos arba mūsų pageidavimai arba mūsų siūlymai gali būti realizuoti tik per didesnius darinius. Šiuo atveju mes esame ES nariai, neskaitant kitų didelių tarptautinių organizacijų, ten transliuotojų sąjungų ar dar kažkokių kitokių sąjungų, kuriame esame nariai. Ir per tuos didesnius darinius galima, taip sakoma, vienaip arba kitaip įtakoti šitos procesus. Aš žinau, kad ta vadinama vidinė savicenzūra tų socialinių tinklų yra uždelsto veikimo bomba. Tie socialiniai tinklai, kurie tos savicenzūros nedarys, tai pavadinkime, jie su tam tikrų laikų įgaus potencialiai konkurencinį pranašumą. Nes, nebent tie socialiniai tinklai, kurie dabar daro tos cenzūravimo įvairius modelius taiko, ištobulins juos, nes dabar tų nesąmonių yra pakankamai daug. Reiškia, algoritmai netobuli, dirbtinis intelektas arba tos brigados, kurios dirba, reiškia, samdytos tų socialinių tinklų, kad atlikti tą misiją, reiškia, ir valyti nuo žalingos arba kenksmingos arba kažkokios pavojingos informacijos socialinius tinklus veikia netobulai ir tada atsiranda amžinas filosofinis klausimas. Kažkadaise su pirmąja tą vadinamą pataisą, reiškia, JAV konstitucijoje daugybę dešimtmečių vakarų demokratijos buvo nusistatę savo tokią taisyklę, kad vieno nekalto, reiškia, nepagrysto, taip sakoma, žūtis, perkeltinė prasme, arba kažkokia gerų norų vedina, reiškia, cenzūra arba informacijos apribojimas yra blogiau arba pavojingesni, negu kad kažkoks kiekis abejotinos arba gan net ir sąlyginai žalingos informacijos. Paprasčiausiai ant svarstyklių lėkštės buvo pasirinkta tos žiniasklaidos laisvės labui, manant, kad spekuliuoti, taip vadinamų reguliavimų, valdžia visada spekuliuos ir visada pasinaudos tą galimybę riboti informaciją, nes tai yra valdžios prigimtis, ne dėl to, kad jin būtų pati iš savęs bloga, o todėl, kad valdžios siekis yra būti absoliučia, čia kokią ją bepaimtum. Ir dėl to institucijų išbalansavimas ir konstitucijose įtvirtinti tų valdžių galių balansavimai lemia gėrį, o ne dėl to, kad vienos arba kitos valdžios yra geros arba blogos. Visos valdžios blogos pagal apibrėžimą. Nes visos valdžios yra prievartos institutai ir nieko daugiau. Bet mes susitarėme, kad reikia tam tikro prievartos elemento vardan kažkokių tai bendrų, reiškia, visuomenės tikslų. Ir kur tos ribos yra amžina diskusija. Tai aš manau, kad bandant atsakyti į pačią sudėtingą klausimą, reziumuojant galėčiau pasakyti, Lietuva per maža. Yra bendros tendencijos, kurios ne tik mus liečia, bet liečia ir visus. Ir kadangi, taip sakoma, turime mes savo kuklę demokratinės valstybės patirtį 30 su trupučiuką tik tai metų, yra valstybės, kuris turėtų demokratinių vystymusi 100-metės patirtis, ir kartu per didesnius darinius mes galime pabandyti ieškoti balanso. Bet visais atvejais šitas noras reguliuoti ir priemonės reguliuoti, jos yra pavojingos filosofinė prasme, pagal apibrėžimą, jos yra pavojingos, nes gali atnešti žalos arba daug žalos. Ir kitas dalykas, jos yra labai ir labai sudėtingai technologiškai reguliuojama. Paprasčiausiai yra išgaudyti, iškarpyti tą internetą
yra pakankamai sudėtinga, nes egzistuoja daugybė technologijų, kurios, visokie VPN ir taip toliau, kurios apeidinėja tuos, vadinkime, sekimus ir ribojimus. Taip kad sudėtingas klausimas. Jo, šitą... Nėra vienareikšmio atsakymo. Jo, aš tada, kaip sakyt, mano šitoj vietoje aš pasižymėjau, kad tokį dalyką, kad, Lietuva kaip darinys nelabai ką gali šitoj vietoj padaryti, globalioj technologijai, vien dėl būtent klausimo kompleksiškumo ir tai, kad tai yra, tiesiog, sudėtingai reguliuojamas dalykas ir sudėtingai kontroliuojamas dalykas. Mano klausimas būtų toks, yra Europos Sąjunga, mes esame jos dalis. Yra priimta direktyva Europos Sąjungoje, kuri jau įsigaliojo 2023 metais, bet 2024 metais jinai pilnai bus, vasario mėnesį bus jėgoje. Ir ten šioje direktyvoje yra įtvirtinta nuostata, kaip socialiniai tinklai turi užtikrinti cenzuravimo paslaugą. Tai vadinama content moderation yra tas dalykas, kuris yra, mano klausimas būtų toks, aš tiesiog žinodamas tą direktyvą, manau, kad tai yra labai svarbus klausimas ir Lietuvoje, ir visuomeniai. Nemačiau ir nematau jokių viešų diskusijų, būtent pačioje žiniasklaidoje, kaip tie dalykai atrodo ir kaip yra. Tai dabar čia toks yra dalykas, jau grinai perinant prie vartotojų. Taip, tai, ar tai nėra keista jūsų akimis žiūrint, kad svarbus dalykai, kurie yra susijęs su žiniasklaidos, sakykime, esminiai dalykai, socialinių tinklų esminiai, su informacijos pateikimu, nėra niekaip diskutuojami toj pačioje Lietuvos žiniasklaidoje. Ar tai nėra kažkoks simptomas? Tai yra simptomas, bet nėra diskutuojama dėl to, kad visi sprendžia jiems iškylančius uždavinius individualiai. Ir čia nėra klausimas apie kažkokį menamą solidarumą arba apie kažkokį menamą idealistiškumą, idealų kažkokių tai gynimą arba dar kažką tai, bet paprasčiausiai yra dabar toksai periodas, kada, taip sakoma, visi sprendžiasi savo konkurencinius uždavinius individualiai ir jeigu oponentui kažkas nutiko šioje srityje, tai vietoj to, kad solidariai sutelkti pečius ir, sakykime, pabandyti spręsti kaip visumai, kaip tam tikra veikla užsiimančiai asociacijai, tokius bendrus uždavinius, geriau tyliai pakikenama ir galvojama, kad manęs tas neliečia šitame etape, gal nelies ir ateityje. O jeigu palies, kaip nors išsispręsiu. Dvi strateginės problemos yra šitoje srityje. Per tą masiškumą, kuris nutiko ir pačių žiniasklaidos priemonių, dabar kiekvienas gabesnis arba labiau stebimas kokiam socialiniam tinkle, reiškia, autorius, yra pilnavertė žiniasklaidos priemonė. Ir savo peržiūromis, tarkime, kažkokių laidų, kokiam YouTube konkuruoja su tradicinėmis televizijomis ir jų laidų reitingais pagal peržiūrų skaičių ir taip toliau. Kur ten 3-4 žmonių redakcija pasiekia rezultatą, kur ten, taip sakoma, visa institucija dirba, visa redakcija ten didžiulė, reiškia, ir taip toliau. Tai vienas dalykas yra išsiplėtęs ratas, anksčiau buvo lengviau tai menedžinti arba valdyti, nes buvo baigtinis skaičius tų žiniasklaidos priemonių, dabar tas ratas išsiplėtęs dėl mūsų anksčiau minėtų, reiškia, technologinių galimybių, tame skaičių ir elektroninė žiniasklaida, ne tik socialiniuose tinkluose siaurąja prasme. Ir todėl yra žymiai sudėtingiau realizuoti principą, kuris vadinasi savivalda. Argumentas to mano pavadintų romantiniu periodu
reiškia, tai 94-2004 metai Lietuvoje, rėmėsi štai kokiais precedentais. Vienas dalykas, kad media buvo tiesiogiai ir netiesiogiai įvairiais periodais, įvairiais laipsniais, bet atakuojama ir spaudžiama politikų. Tai ypač tai buvo grėsminga, reiškia, LDTP valdymo laikais, kada ministras pirmininkas buvo Šleževičius, mes buvome ant labai rimtos ribos patapti, reiškia, sakykime, tai mūsų rytinės kaiminės analogų, aš turiu omeny Baltarusiją, ir labai nedaug trūko. Jeigu būtų kritusi žiniasklaida, tai neaišku, ko būtų pasibaigęs mūsų ir kaip šalies vystymasis. Tvarkoj, pavadinkime urbanizacija, nevadinkime tai lukašenkizacija, tarkim, kitokia forma. Buvo ant šitos ribos. Tai argumentas buvo štai koks, ir jisai galioja, nes tai yra universalus principas. Jokia valdžia, jokia ES ir jokia kita valdžia, jokioje kitoje valstybėje nesugebės suvaldyti, vadinkime taip, piratų, žiniasklaidininkų, tų, kurie minta ir gyvena iš negatyvios, arba, pavadinkime, kažkokiais tai kriterijais apibrėžtos neigiamos informacijos arba negatyvios informacijos. Kodėl? Lygiai taip pat nesuvaldo narkotikų platinimų, lygiai taip nesuvaldo ginklų platinimų, lygiai taip pat nesuvaldo korupcijos, lygiai taip pat nesuvaldo nusikalstamumo ir taip toliau, ir taip toliau. Galima apvaldyti, galima sukišti tam tikrus rėmus, galima, taip sakoma, tam tikrais laipsniais išspręsti tos klausimus, bet absoliučiai niekada neišspręsi. Tas pats yra su žiniasklaidos valdymu. Ir principas, kuris tada buvo, kaip sakoma, plačiai pateikiamas ir kur galų gale valdžia su tuo, tegul ir iš dalies ir tegul ir laikinai, bet sutiko, tai buvo medijos savivalda. Todėl, kad niekas geriau už legalius paslaugų tiekėjus nežino, kaip veikia šitas pasaulis. Niekas geriau kasdieną 24 valandas per parą nestebi aplinkos, nestebi, kaip veikia konkurentai. Ir niekam labiau nekenkia tie, vadinkime, gadinantis rinką, prasti, vadinkime taip, paslaugų tiekėjai arba negatyvios informacijos tiekėjai arba pirataujantis tiekėjai, tarkime, nemokantis mokesčio arba kažkaip kitaip, reiškia, nesąžiningai konkuruojantis, negu kad ta legali media, kuri veikia. Tai dėl to per savivaldos institucijas, kada pati media aktyviai bendradarbiauja tarp savęs ir aktyviai bendradarbiauja su visuomenė, aktyviai bendradarbiauja net ir su valdžia, spręsdama šitas problemas. Tai čia yra vienas kelias. Tvarkoj, pavadinkime jį sąlyginai romantiniu. Kita problema, kuri yra nutikusi, kad didieji paslaugų tiekėjai, ar interneto, ar socialinių tų tinklų, yra milžiniško dydžio korporacijos, tai yra pagal savo apimtis, reiškia, pagal savo svorį, finansinės galės, tai daugelį valstybių užsikištų už diržo. Galbūt į G7 nepatektų, reiškia, Meta ar Google'as, ar Microsoft'as ir taip toliau, bet bent jau tikrai netoli to stovėtų pagal savo realias galės. Tame skaičiu lobistinės. Tai dėl to noriu pasakyti, kad korporacijos, milžiniškos didžiulės korporacijos, jų galios yra, taip sakoma, neproporcingai sustiprėję nuo ankstesnių laikų, prieš dar kelis dešimtmečius. Nes kiek ten bebūtų didelės kažkokios finansinės institucijos, kiek bebūtų kitos, jos su siena, kaip sakoma, turėjo mažesnės įtakas, negu kad dabar turi, tarkime, tie didieji paslaugų tiekėjai šitoje elektroninės žiniasklaidos srityje. Tai du reiškiniai. Vienas yra, kad mano galva reikės grįžti prie
midijai prie savivaldos institucijų stiprinimo, reikės grįžti visuomeniai prie pasitikėjimo abipusio su žiniasklaida ir reikės grįžti valdžiai prie bendradarbiavimo. O ką daryti su tom didžiosiom korporacijom, atvirai sakant, nežinau. Jo, Gintautai, labai šitą, aš tiesiog iš karto į tą dar vienas tokia dobelė, kurią norėčiau išsikasti ir pabandyti ją panagrinėti. Tai, vėlgi yra klausimai visuomeniai, taip, kurie, sakykime, juos svarbu nagrinėti, bet žiniasklaida jų nenagrinėja dėl kažkokių priežasčių. Tiesiog vien dėl to, kad yra, minėjot, kad yra neigiama informacija, yra populiari, ar ten klikų reikia ir tiesiog, realiai, kuri informacija, kuri reikalinga, bet jinai nenagrinėjama. Čia yra mano toks pojūtis, kad, yra laukiama, žiniasklaida laukia iš valdžios institucijų, iš fondo ar iš kažkokių, sakykime, organizacijų pinigų, taip vadinama komunikacijos biudžeto, kad būtų ištransliuota žinutė, kuri reikalinga visuomeniai, bet jinai yra nekomercinė, sakykime. Mano klausimas būtų toks, yra taip vadinama, dabar susiformavusi taip vadinama komunikacijos pramonė. Yra komunikacijos agentūros, kurios ima biudžetus iš organizacijų, iš valstybinių organizacijų ir formuoja visuomenės požiūrį, ar eskaluoja kažkokį klausimą. Tai mano, sakykime, kaip šitoj srity, ar jūs matot kažkokių dalykų, kurie galėtų būti, pagerinti, taip, vėlgi, čia gal savivalda, taip, sakykime, ar kažkoks kodeksas, kuris sakytų, kad, kai kuriuos dalykus, nesvarbu, kiek mums sumokės, mes nekomunikuosim, arba būtent, jeigu komunikuojame, tai aiškiai įvardinama, kad tai yra mums sumokėta ir mes tą dalyką darome. Dabar šiuo momentu, aš kaip vartotojas nematau to tokio aiškumo. Kaip Gintautai pačiam šitas klausimas atrodo? Pasaulis dviratį išradęs yra, tai vadinasi visuomeninės medijos, visų pirma, tai visuomeninės televizijos ir radijai, nes kaip nenagrinėti televizijos poveikis dar išlieka reikšmingai didelis, o gal net ir didžiausias, nepaisant visko, tai ta visuomeninė medija labai sudėtinga problema yra padaryti ją realiai nepriklausomą. Ir čia tada nutinka tokia bėda, kad jeigu yra valdžios dotacijos tai visuomeniniai medijai, vienoje ar kitokiai formai, kiek tų saugiklių besugalvotų, ar tai būtų trimetis biudžetas, ar tai būtų tos medijos valdymo organų rinkimas prasilenkiantis su politinių rinkimų ciklu ir taip toliau. Visokiais būdais bandoma, kaip sakoma, kad ištrūktų iš glėbio. Tai tada nutinka, kad anksčiau ir vėliau valdžia randa būdų, kaip tą mediją, taip sakoma, laikyti prie savęs. Nes velniškai sudėtinga yra tai realizuoti. Yra pavyzdžių, tarkime, kad tose pačiose Jungtinėse Amerikos valstijose visuomeninė televizija yra tokia, tai jinai išsilaiko, ten turtingas kraštas iš tų žiūrovų, iš vartotojų to produkto, kurie dotuoja ją, kas mėnesiniais ar pastoviais, ar kitokių būdų, reiškia, indėliais į jos veiklą. Panašių būdų čia atsiradė Patreonas ar kitos, reiškia, platformos, kurios leidžia taip pat informacijos tiekėjui monetizuoti tą, iš savo vartotojų rato ir išlaikyti tą nepriklausomybę, jeigu jis nori. Išlaikyti tą nepriklausomybę, nes tada jau atsiranda, taip sakoma, liaudis yra maitintojas, o ne kokia nors verslo grupė arba ne valdžia. Tai komunikacijos agentūros yra profesionalėjimo požiūris
natūralu yra, kad ar verslo subjektai, ar politikai, ar vieni ar visi suinteresuoti kokybiškai ir kvalifikuotai, kad būtų jų norima informacija patektų į viešą erdvę. Jie samdo išmanančius tai žmonės, kurie moka rasti būdų, pradedant primityviais, tai yra apmokant tas žinutės, reiškia, kad jos patektų, ir baigiant subtilesniais būdais, tai yra padaryti ją įdomią, parinkti teisingą laiką pateikimo, taip sakoma, ir kitokiais būdais tą informaciją padaryti patrauklę, kad, sakykime, taip, media negalėtų jos ignoruoti, taip pavadinkime. Jo, tai tada, Gintautai, man klausimas va šitoj vietoj. Atsakymas yra visuomeniniai medijai, todėl kad bet kurios medijos veikla, naivu būtų tikėtis, esame diskutavę anksčiau kitose kontekstuose tą temą, tai tik tai labai trumpai paminėsiu. Naivu yra tikėtis, kad egzistuoja alternatyvos, jeigu tu esi rinkoje, informacijos rinkoje, kad bandymai pateikti vertingą, tikrą, kažkokią taip naudą turinčią informaciją nereikalauja sąnaudų. Tai reikalauja sąnaudų ir dar daugiau didesnių negu kad pateikti, paviršutinišką kažkokią prosensacinę, reiškia, arba kažkokią, tokią, paviršutinišką arba mažavertę informaciją. Kada tu, taip sakoma, gali ką nori leptelti ir tikėtis, kad jeigu ten pataikysi į srautą, reiškia, kad turės kažkokį tai rezonansą, turės kažkokį dalyką. Tai todėl tai gali būti arba išlaikoma, arba padedama išsilaikyti valstybės pastangomis, kuris suvokia, kad žiniasklaidos priemonių įvairovė su bandymu, kad jinai ir liktų nepriklausoma, sakykime taip, finansuoti dalį žiniasklaidos. Tai yra daroma ypač Skandinavijos šalyse, kada regioninė arba maža arba nišinė žiniasklaida susijusi su mokslo, meno, reiškia, ar kažkokiam kitokiom sritim yra, reiškia, finansuojama per fondus. Arba tai turi būti piliečių finansavimas, tai yra, jeigu mes turime su tavim poreikį gauti tikrą, patikrintą, pasvertą, reiškia, ir išvalytą, reiškia, informaciją, mes turime už tai susimokėti. Jo, tai Gintautai, aš tiesiog iš to, ką pasakojat, man toks, vienas sakinys susidėliojo, kuris, man atrodo, apibrėžia būtent tai yra, vertingos informacijos padarimas patrauklę. Taip, tai nes mes matome, kad daugybė informacijos, kuri yra, sakykime, tokia kaip popkornas ar kažkokia, jinai daug yra, bet būtent vertingos informacijos, kuri, darytų visuomeniai naudą, ją šviestų, jinai padaryti ją patrauklę yra darbas. Ir sudėtinga misija. Ir šitoje vietoje, mes turim tokį dalyką, kaip visuomeninį transliuotoją LRT. Tai koks jūsų požiūris į LRT šitoj misijoje padaryti vertingą informaciją patrauklę, turint biudžetą milijoninį, infrastruktūrą? Kaip šitoj vietoje visuomeninis transliuotojas matosi šiuolaikinėje erdvėje? Visų pirma, nedidelė pastaba. Ta tikra ir vertinga informacija visada bus mažumos objektas. Čia lygiai taip pat, kaip visos aukštosios mokyklos negali patapti Oksfordais ir Yale'ais, reiškia, taip pat ir negali, taip sakoma, ta kokybė išaukti tik dėl to, kad vartotojų išbarstymas visada bus naudai, pramogos ir lengvos informacijos vartojimui. Geriausias pavyzdys, matyt, kinematografas, kuriame, taip sakoma, didžiausius biudžetus renka blockbusteriai arba pramoginio turinio, tegul ir geros kokybės, reiškia, produktai, o ne elitiniai, taip sakoma, aukštos prabos meno kūriniai, kurie lieka, reiškia, anamžių kinematografo istorijoje.
Tai dėl to objektyvi realybė, kad tų vartotojų bus visada mažesnis skaičius. Ir dabar tos informacijos, tarkime, YouTube yra, vertingos informacijos yra daug, bet nežinau kaip pats, bet save kartais pagaunu, kad, reiškia, praleidau nemažai laiko, reiškia, popkornus kažkokius gliaudydamas, kurios tau kiša, reiškia, pagal įvairius algoritmus, ir jeigu tik tai nukrypai truputėlį, pasirinkdamas kažką iš šono, tai tiesiog užverčia pasiūla, reiškia, tas pats YouTube'as ir gali, taip sakoma, nuslysti ir nejučia pradėti vartoti, ten po pusvalandžio ten kramtimo tų popkornų, staiga pagalvojai, o kągi tu čia veiki, reiškia, tokioj beprasmiai, reiškia, tos informacijos vartodamas ten apie kačiukus arba ten, nežinau, dar kokia nors ten tema, reiškia, ten feilai, ten kokie, reiškia, kaip kas paslysta ir nugriūna. Reiškia, ir žiūri ten tos rinkinius, kaip saulėgrašas gliaudydamas. Tai viena tema. Grįžtant prie LRT. Šiaip visumoj vertinu pozityviai, kai visumą. Bėda yra tame, kad LRT nenukirpusi de facto yra, jai sunku tai padaryti, nenukirpusi de facto yra sąsajų su politinė bendruomenė, nes biudžetas LRT vis viena priklauso nuo Seimo ir kaip tu bevengsi arba kaip tu bedarysi ir kaip tu be kombinuosi su taip vadinamu nepriklausomu valdymu, vis viena atsiremia į pinigus, ir dėl to tu esi priklausomas. Reiškia, pakankamai didelių laipsnių esi priklausomas nuo politikų. Tai yra silpnoji vieta. Ir dar yra kitas dalykas, kad ar tikras, ar menamas įsivaizdavimas, kaip jis yra atsitikęs, kas yra gera, kas yra bloga, yra, taip sakoma, LRT formate šiek tiek pasišiftinės, taip, čia, kaip čia gražiai, kad nuskambėtų, su BBC arba su CNN-ėjęs. Tai yra ta žurnalistų bendruomenė, nebe jų vadovų matyti įtakos yra, taip toliau yra priėmusi vieną kampą už vertę, už teisybę, už tikrą dalyką ir pakankamai aktyviai tai proteguoja sąskaitą galimų alternatyvų. Čia ne dėl to, kad jie neteisūs iš esmės, arba neteisūs iš principo, arba kad jie daro kažką tai ydingo arba žalingo, bet nesubalansuodama šitų informacijų, tiesiog, kaip LRT turi nesiekti daryti įtakos. LRT turi būti pažangus, bet paklaidoje 5% nuo visuomenės sąmonės arba išsivystymo lygio. Kada LRT pabando, reiškia, timtelti tą nuošimtį iki 15-20 ar daugiau, esą pateikdama kažką kaip gerą, teisingą ir modernišką, pažangų ir progresyvų, tai atsiranda žirklės ir tada LRT yra nebe visuomenės daugumai tarnaujantis įrankis, o tam tikrai visuomenės mažumai tarnaujantis įrankis. Tai tik tiek toks priekaištas, o šiaip visumoj pakankamai kokybiškai veikia ir reikia pabaigti įvairiom priemonėm. Aš suprantu, kad LRT turi būti žiūrima, negali pasidaryti nišinė 5, 6, 7, 8, 10% reiškia vartojimo reiškia kanalų. Jie turi, taip sakoma, šiek tiek ir siekti to vadinamo populiarumo, bet painiojasi po kojom komerciniam televizijom dar pakankamai daug. Tai yra komercializavimas nėra išgyvendintas iš LRT iki galo. Jo, tai šitą aš, Gintautai, tiesiog pasižymiu 2 dalykus, kas liečia į LRT, tai dalykus, kuriuos jūs paminėjot kaip pavojus, tai yra įtaka ir konkurencinė kova su tikromis komercinėmis organizacijomis, nes LRT nėra
Privačiomis, taip pavadinkime. Jo, privačiomis komercinėmis, nes LRT tikslas nėra uždirbti pelno, jie uždirba savo veiklos sąnaudoms. Jeigu gauna pajamas, aš kaip suprantu, jie jas panaudoja kažkam kitam. Jų nėra tikslas, tai yra VŠI, taip, tai yra viešoji įstaiga, kaip aš suprantu. Jo, bet kas nutinka? Nutinka, kad šiaip paprastai verslas, ir tai yra normalu, reiškia, konkuruoja, čia problema, tai normalu, bet tai problema, konkuruoja, sakykime, valstybinės institucijas pagal menedžerių kokybę, nes privatus verslas geram, reiškia, valdytojui, geram menedžeriui gali sumokėti didesnę pinigų sumą negu valstybinėje tarnyboje pagal pačius įvairiausius ten koeficientus ir variantus, kaip besisuksi, tai yra mažiau. Tai niuansas yra tai, kad nesąžiningai konkuruodami ir turėdami tvirtą užnugarį su valstybės dotacijom, kurios yra konkurentabiliai didelės mūsų valstybėje, tai yra geras ir rimtas kąsnis, neskaitant tai, kad tai ir techninių požiūrį, kitais požiūrės LRT, reiškia, visa sistema LRT yra konkurentabiliai gera. Tai jinai šiek tiek nesąžininkai konkuruoja privačius transliuotojus, tai yra niuansas. Jo, tai šitą Gintautai, man tada būtų toks, gimė klausimas, galbūt, pabandymas pasižiūrėti, kaip būtų, galima tuos dalykus pačio požiūrių tvarkyti. LRT, taip, tai yra tiesiog visiškai atskira respublika. Ir žiūrint, aš labai aiškiai suprantu, kad LRT nauda ir tas, sakykime, reikalingumas buvo visiškai aiškus 93-96 metais, kai buvo, sakykime, žiniasklaida. Jinai yra, kaip reikėjo priemonių daugybės, taip, kaip jūs minėjot, kad reikia turėti, dabar kiekvienas pats savo transliuotojas yra. Ir aš, kaip sakykime, toks to LRT tokio vaidmens, jis yra, bet mano klausimas yra toks, ar tie milijonai, kuries jo gauna, ar nebūtų kažkokio būdo panaudoti efektyviau. Kaip pavyzdys, kurti programas visoms komerciniam organizacijoms, visos komercinės organizacijos gali ruošti projektus, kurios padarytų vertingos informacijos padarimų patrauklę. Tiesiog yra būtų. Taip ir yra, beje, yra kiti fondai, kurie pagal tą projektinį finansavimą siūlo ir dalyvauja juose komerciniai transliuotojai, komerciniai, privatus transliuotojai, taip įvardinkim tas. Kiek žinau, kultūros ministerija tą dalyką valdo. Tai yra kelių tipų tie fondai ir regioniniai žiniasklaidai, ir nacionaliniai, ir paskirstimai pagal sritis, laikraščiam, žurnalam, tinklapiam ir televizijom, radijom ir taip toliau. Štai yra. Šiokia tokia forma tai galėtų paprasčiausiai didėti. Dabar iš atminties aš nepasakysiu, bet mano galva LRT biudžeto naudai labai didelė persvara yra, arba pakankamai didelė persvara tarptų biudžetų. Tai jie galėtų paimti ir susilyginti. Nėra kainos, ir tą turėtų ir visuomenė suprasti, ir valdžia suprasti, nėra kainos kokybiškai ir vertingai informacijai. Nes jos poveikiai yra ilgalaikiai, jie gerina mūsų genetinį fondą, jeigu nori, ta prasme, ilgalaikėje perspektyvoje. Tai dėl to aš nesiūlau, kad tai būtų, pavyzdžiui, LRT biudžeto sąskaita, negaila. Dėl LRT būtų siūlymas pagalvoti ir rasti dar keletą būdų ir metodų, kaip padidinti LRT nepriklausomumą arba prielaidas LRT nepriklausomumui nuo valdžios institucijų. Jos yra šiokios tokios, bet jos yra nepakankamos. Dar jų yra. Pasaulis dviračių yra išradęs, reiškia, kurie galėtų dar būti įdėkti. Nes dabar tos įtakos yra per didelės ir tos angažuotumas politinis yra tiesiog, taip sakoma, akis bado. Niekam čia jokia nepaslaptis, vieša paslaptis. Tai yra blogai.
arba iš esmės yra blogai. Tai padidinti tuos fondus, nes valstybės mastu ir sąnaudos, kurios yra daromos LRT, ir sąnaudos, kurios yra daromos per fondus, kurios galėtų būti penkiagubintos, o gal ir 10-gubintos tiem kitiem fondam, kurie remia, kaip pats sakai, užsakomuosius variantus, tai nišiniai, nekomerciniai, bendraja prasme, produkcijai privačiuose kanaluose, yra mažytė suma, nykstamai maža suma, juokingai maža suma, nematomai maža suma. Nors tai atrodo dešimtis milijonų, bet tai yra, jeigu palyginti su, pavyzdžiui, švietimui skiriamų biudžetų. O kuo skiriasi švietimo sistema bendraja prasme nuo pradinio mokymo iki mokymosi viso gyvenimo koncepcijų ir taip vadinama tikra, reiškia, informacija, kuri leidžia tikėtis pilietinės visuomenės brandos greitesnės arba adekvačios, atrinktos, filtruotos, pasvertos informacijos patekimo, reiškia, patrauklę formą į rinką. Tai dėl to politikai turėtų suprasti, kad jie patys sąmoningai turi norėti sumažinti tą įtaką LRT, tai yra beveik naivu, bet tai yra idealas arba tai yra principas, kurio reikia siekti, nes šiandien dieną viena politinė dauguma, kitą dieną kita politinė dauguma, ir jeigu LRT vadovybė vienaip arba kitaip turi žiūrėti į burną ir sekti politinę konjunktūrą, tai yra iš principo blogai, tada jau jiems ne iki jų misijos vykdymo. Jiems yra tada uždavinys yra kaip išlikti su savo, kaip sakoma, darbdaviu gerose santykiuose, o to darbdavio politinės orientacijos keičiasi priklausomai nuo politinių pokyčių, nuo politinių rinkimų. Tai čia, kaip sakoma, turėtų suvokti politikai, kad nukirpti bambagyslės LRT yra suinteresuoti, yra valstybė suinteresuota, visuomenė suinteresuota ir galų gale net patys politikai. Tai šitas, ką pats keli ir ką pats sakai apie tai, kaip pasiekti, kad tokia investicija į tą vadinamį gerąjį, nepriklausomai tikro turinio produktą būtų padaryta, čia uždavinys ir gal ir šita laida šiek tiek prie to prisidės. Jo, tai Gintautai, man tada iš karto, kaip rutuliuojasi sekantis klausimas, paminėjau švietimą. Tai aš tiesiog norėjau pačio nuomonę tiesiog kaip žiniasklaida, būtent jeigu nagrinėjant padėtį, būtent galėtų prisidėti prie švietimo, mokymo ir, sakykime, vėlgi čia tas pats jūsų geras pasakymas, vertingos informacijos padarimas patrauklę. Paprastai vertinga informacija jinai moko, bet mokymas jisai gali būti toks, patrauklus arba nelabai. Ir, sakykime, jeigu tu jį padarysi patrauklų, ir būtent taip bus švietimas. Labai teoriškai bet kuri informacija moko, tik tai viena moko efektyviai, ir maksimaliai našiai, kita, taip sakoma, per šlakinę informaciją irgi tu, taip sakoma, kažką išmoksi, bet čia be didelių filosofijų žiniasklaidos priemonės pačios savaime, jos neturi tokio uždavinio, deja, ir greičiausiai jau niekad jo nebeturės. Jos turi uždavinį užsidirbti pinigus, pavadinkime tai arba A, gauti pelną, arba B, išgyventi, neturi reikšmės, kaip tai pavadinsi, labai panašus tie Lietuvos žiniasklaidai uždaviniai, kuris yra sprendžiamas, tai dėl to tikėtis, kad bus daug dėmesio skiriama vertingai, reiškia, turinčiai švietėjiškus tikslus informacijai, maža tikimybė, neverta.
per Jo, bet tas užsakomųjų. dalykas gali būti išspręstas būtent, ką mes diskutavom per finansavimo didinimą atskirom programom, kurios turėtų Jo, be abejo. šviečiamąjį turinį. Tais senais romantiniais laikais, kol dar nebuvo susiformavę, taip sakoma, griežti formatų dėsniai, kol ta komercializacija dar buvo paieškų laikotarpėje, kol dar išradinėjame dviračius, tai pavadinkime, tai būdavo laidų, tegul jos būdavo vėlai, neprisimenu, liktai per LNK kanalą, buvo ten, kaip jis ten vadinosi, kažkoks tai kinas, kuriame rodydavo, tokius vertingesnius, reiškia, filmus, šiek tiek negu kad mainstreaminiai, taip sakoma, komerciniai, prime time'iniai filmai. Dėl to jos nukišdavo į tą jau vėlyvą laikotarpį ir taip toliau. Bet tai visieną, jeigu norėdavai, pasižiūrėdavai. Tuometinis vadovas Baltijos televizijos, Gintaras Songaila, kada aš karts nuo karto ten pasakydavau, oi, vakar žiūrėjau per Baltijos TV gerą filmą, sakydavo, duosiu velnių, reiškia, redakcijai, nes jeigu tau patiko tas filmas, reiškia, jisai kažkoks tai pronišinis yra ir reiškia, mes reitingo matyti su juo nesurinkome pakankamo, kokio reikia. Tai yra niuansų, kaip tai padaryti, bet dar kartą yra išrasti dviračiai, tie fondai turi būti padidinti radikaliai, turi būti tobulinamas jų valdymas ir nepriklausomumas, tai yra gerinami kriterijai ir niekada nebus niekas idealu ir tikėtis, kad visi bus patenkinti, nes resursų skaičius visada bus baigtinis. Tai dėl to, kad kažkokie tai kūrėjai, kurie man, pavyzdžiui, niekad nesisekdavo per visą mano gyvenimą, nepasisekė jokio konkurso laimėti, kiek esu dalyvavęs, kokiuose tai formose bebūtų valdiškose institucijose. Kaip taisyklė, ten yra uždaras ratas ekspertų, taip sakoma, susigėdota savisvetimi sistema ir ten įsikišti, su, kaip sakoma, kokiu nors kažkokiam pašaliniu yra pakankamai sudėtinga. Bet jie tobulintini, tie yra mechanizmai ir būdai. Ir nieko kito nėra. Tai yra valstybės misija finale per fondus nepriklausomiem arba privatiem transliuotojam ir per tobulinimą misijos LRT kaip institucijos. Jo, aš sakyčiau, apie viešuosius pirkimus, ką jūs paminėjote, čia atskira tema būtų galima padiskutuoti ne šiuo laikotarpiu, bet aš matyčiau, kaip iš to, ką jūs pasakojot ir kaip man dėliojasi, kad LRT kaip vaidmens šiuolaikinėje visuomenėje jisai turėtų būti diskutuotinas ir galbūt peržiūrimas, nes labai daug dalykų pasikeitė ir būtent, modelis, kuris užtikrintų nepriklausomumą ir tuo pačiu labiausiai užtikrintų vertingos informacijos padarymą patrauklę, jisai galėtų būti tobulinamas per fondų didinimą, galbūt mažinamas apimtis, kur yra LRT didinama fondai ir derant. Bet dabar šitoje vietoje man sekantis klausimas yra toks, kuris dėliojasi. Šnekant apie LRT, jūs minit, kad yra politikų įtaka ir politikai stengiasi daryti įtaką. Aš politikai kalbu plačiaja prasme. Kaip yra atvirkštinis dalykas? Tiesiog žiniasklaida irgi yra valdžia. Sarginis šuo. Ar nėra, čia pavojaus, kurį jaučia politikai, kad tas sarginis šuo gali įkasti, jeigu jis kažką padarys ne taip. Ar jeigu jis kažkokiu būdu padarys gerą visuomeniai, bet blogai žiniasklaidai. Ar čia yra kažkokie dalykai, kurie neramina, ar čia tiesiog viskas yra tvarkoj? Šie susiję aspektai, tai čia man rodos Algio Greitai, su svastikos sukitės greitai buvo tokia dainelė, man šiandien priklauso LNK, o gal kito autorius galiu supainėti. Tai noriu pasakyti, kad LRT priklauso, Artūrai, jums ir man. Mums kaip piliečiam, nes iš mūsų mokesčių, reiškia, yra suformuojamas valstybės biudžetas
Ir politikai viso labo mūsų su tavim pinigus, mūsų kitų piliečių, kurie moka mokesčius pinigus, paima ir paskiria vienai arba kitai sričiai. Tame skaičių yra LRT, tame skaičių švietimui arba belia kažkuriai kitai temai. Žiniasklaidos įtaka politikam yra, bet buvo atsiradęs ir vakaruose, ir Lietuvoje toks buvo periodas, kada žiniasklaidos priemonės pasijautė visagalimis arba pradėjo painioti žanrus, kad ketvirtoji valdžia pagal apibrėžimą yra kita valdžia negu pirmoji, negu įstatymų leidybos, negu antroji įstatymų, antroji, trečioji teisinė arba šita. Jis yra kita valdžia, jos yra kitas veikimo principas. Ir jos noras turėti tiesioginę įtaką per, ten įžymiuosius pradedant Watergate'ais ir baigiant mūsų didžiųjų dienraščių ar Lietuvos ryto kažkadaise, ar Respublikos kažkadaise, reiškia bandymus įtakoti politinius procesus tiesiogiai, yra elementariai metodinė klaida. Galima norėti tai daryti, galima tai net ir gebėti padaryti, buvo toks periodas, reiškia, kada tas įtakas galima daryti, bet anksčiau ir vėliau tas sugriūna, nes tu tada nebesiskiri nieko, supranti, reiškia, tų valdžių... Aš suprantu, jūs tokią koncepcinį pavojų šnekate, aš pasakyčiau... Čia ne pavojus. Žiniasklaidos įtakos politiniam procesam vertė yra per įvairovę. Ir tą įvairovę protingi politikai ir protinga visuomenė visom priemonėm stengiasi garantuoti. Nes ta žiniasklaidos priemonių įvairovė, atsiprašau, ir yra vertė, kuri per netiesioginę įtaiką, per visuomenės informavimą, jos ten lavinimą, ugdymą, o galų gale net ir sensacijos karts nuo karto turi vertę ir prasmę. Nes tie skandalai nėra visada tik neigiamas prasmes turintis. Mano toks, sakykime, iš to toks, dėliojasi scenarijus, kad visuomenės informavimo priemonės, žiniasklaida galėtų būti labiau įtraukta į vertingos informacijos padarimą patrauklę, jeigu valstybė, būtent mes visi su jumis piliečiai, įtakotume tai, kad politikai skirtų daugiau žiniasklaidai užsakymų, būtent esminės vertingos informacijos pateikimų, padarimų patrauklę, informacija, kuri, kaip minėjot, yra nekomercinė, bet jinai vertinga. Kaip maistas, taip, jisai neskanus, bet sveikas. Tai čia šitą dalyką padaryti yra darbas ir už jį turėtų būti mokama. Žiniasklaida yra komercinė. Tai ar čia aš taip teisingai mintis dėlioju? Mintis dėliojate teisingai ir viskas yra absoliučiai teisinga. Yra tik vienas nedidelis niuansas. Visuomenėje turi būti toks poreikis. Ir visuomenė turi suvokti, kad jai, jos vaikam, anūkam, proanūkiam, ateities kartom reikia to. Ir kad be šito, reiškia, vien tik tai paviršium plaukiant, mes, taip sakoma, atsidurėme trivialių vartotojų lygoje ir kaip sakoma, mūsų konkurenciniai gebėjimai sumažėja. Kaip visuomenės, o po to visi šie sekantis variantai. Tai tik dėl to, tai turi atsirasti poreikis visuomenė. Visuomenė turi galimybės įtakoti politikus. Turi. Nes atsiras politikų, kurie iškels kaip vėliavytę, sakykime, šitą temą, tada tas politikas pamatys, reiškia, kiek tai aktualu visuomeniai. Ir artimiausiuose rinkimuose nusivils, nes tai aptiks, kad visuomenė tai neaktualu, bet tai nereiškia, kad kitose tai neatsitiks, arba kad tai nereiškia, kad kažkokia politinė grupė arba
suvokianti šitos procesus kaip ilgalaikius ir suvokianti Lietuvos nacionalinius interesus šiek tiek plačiau negu kad būti išrinktiem ir gauti kompensacijas už savo darbą arba gauti atlyginimus už savo darbą šiek tiek plačiau, reiškia, tos nacionalinius interesus suvokia negu asmeninius, kaip asmeninius konjunktūrinius, atsiras ir būdai, ir metodai, ir resursai. Tai, bet čia yra uždavinys kaip pirmiesiem krikščionim. Kaip sakoma, reikia. Gintautai, man atrodo, ką jūs paminėjote, tai yra klausimas toks, kas pirma, višta ar kiaušinis. Nes realiai norint suformuoti, kad atsirastų poreikis, tu turi padaryti švietimą atitinkamą. Ne? Žmogus turi suprasti, jisai suvokti. Tai mano matymu šitoje vietoje vis tiek turėtų eiti pirmas švietimas. Tai reiškia, greičiausia poreikio iš visuomenės nebus. Ne, aš taip, kaip sakom, pagal prigimtį optimistas esu. Žiūrėkite, paimkim kitą sferą šiek tiek. Tarkime, po nepriklausomybės atsivėrė mums užsieniai visi. Ir kur žmonės nuskubėjo? Žmonės nuskubėjo poilsiauti į Turkiją, ten geriausiu atveju į Ispaniją, gal ten kur nors kitur dar ir taip toliau, ir taip toliau. Kodėl? Nes ten sąlyginai pigiausia, pakankamai gera kokybė, mes iš bado to arba to nematymo tų užsienio kitų visų dalykų, tarkime, skubame ten. Kas dabar nutikė? Jau susiformavo rinka įdomesniam, reiškia, kelionėm, pažintiniam kelionėm, kurios jau yra susiję ne tik su tokiu paraidžiui poilsiu, bet jau ir kultūrinių objektų lankymu ir taip toliau, atsiranda kryptis ten į, nežinau, į Himalajus, į Nepalus, į dar kažkur kitur ir taip toliau. Kodėl? Todėl, kad, taip sakoma, pasisotinus, vadinkime, šituo pirmuoju, reiškia, patenkinus tą bado pirmąjį poreikį, kažkokiem nesveikam maistui, tai pavadinkim, McDonald'am arba dar kažkam kitam, paskui atsiranda po trupučiuką ir poreikis ir kitiem produktam. Tai yra natūralu, tai susiję ir su visuomenės turtėjimu, su gerbuviu mūsų ir tada atsiranda resursų tom nišom. Reiškia, pradžiai yra mainstreamas, objektyvu. Reiškia, ir Lietuvoje irgi prasidėjo, taip sakoma, verslai nuo gariūnų ir nuo taip vadinamų verslininkų vežančių Kinijoje ten, nežinau, kažkokius tai plasmasinius dirbinius čia į Lietuvą, kurie čia, kaip sakoma, kioskose parsidavinėjo. Paskui tobulėjo, atsirado, taip sakoma, jau Benk & Olufsenai atėjo į rinką, reiškia, ne tik, taip sakoma, belekas. Tai čia tas pats, čia yra tas pats. Tai atsiras tas poreikis, aš visiškai neabejoju. Gintautai, aš tiesiog, mano toks, kaip sakyt, klausimas, kuris, kiek aš pamenu, 20 amžiaus pabaigoje, kaip pats minėjai, buvo ir bandymų, ir filmų, ir programų, kurios buvo, švietėjiškos, kur žiniasklaida, savireguliacija kartais padarydavo dalykus, kurie komerciškai buvo nenaudingi, bet tai buvo, kaip sakyt, visuomenės, jie jautė, kad tai yra nauda visuomenė. Ar tikrai, sakykime, čia šiuo atveju, kaip dabartinės žiniasklaida yra grinai komercinė, vien tik komercinė. Aš iš to, ką aš matau. Ir labai retos išimtis yra, kad tu kažkokį vertingą turinį pamatysi. Ar procesas, kuris vyksta, ar tikrai leidžia būti optimistiškam, matant, kad vartotojai išmoks? Žiūrėkit, mes esame labai jauna demokratija. Ir mūsų patirtis dar yra, taip sakoma, vaikiškame amžiuje, taip pavadinkime. Atsirado tokia savoka socialiai atsakingas verslas.
Tai ne apie žiniasklaidą šnekant. Nu, tai reiškia, kad verslas, kuris rūpinasi ir bendruomenė, savo darbuotojais natūralu, reiškia, bendruomenė tada jaučiasi pilnaverčiais procesų dalyviais, stengiasi prie jų vienaip arba kitaip prisidėti, reiškia, taip toliau, taip toliau. Tvarkoj. Netobulas labdaros įstatymas, bet randasi mecenatai, tie, kurie jau, pavyzdys, kad ir mo muziejus ir taip toliau. Reiškia, uždirbti pinigai iš verslo, iš tvarkoj, mokslo imlaus verslo, bet, taip sakoma, jau žmonės turi poreikį, kad finansuoti sferą, kuri tikrai yra, kaip sakoma, noras likti istorijoje, o ne noras susidirbti dar pinigų ir taip toliau, ir taip toliau. Ir daugiau randasi tokių mecenatų ir taip toliau. Dėmesys arba noras, kad vaikas, anūkas gautų deramą išsilavinimą, yra pakankamai smarkiai juntamas. Nežinau, bent taip nutikė, kad savo aplinkoje ne tik apie savo vaikus ir anūkus šneku, bet ir pažįstamų, kurie domisi, kurie klausia, ar čia tie reitingai tų vidurinių mokyklų čia turi prasme, ar čia yra, kaip sakoma, turinys kažkoks, ar čia tik tai rinkodara ir marketingas, reiškia, dar kiti dalykai ir taip toliau, ir taip toliau. Tai, tas poreikis randasi, nes, grubiai tariant, protingi žmonės puikiai supranta, kad ateitis yra būtent deramam išsilavinime, deramai edukacijoje, deramam, vadinkime taip, protingame veikime visom sferom, kurios be paims. Tiek darbo rinkoje, tiek socialinėje rinkoje, tiek politinėje rinkoje, tiek visuomenėje aplamai. Ir konkurencinis pranašumas susidaro iš to, kiek tu esi išsilavinimas arba kiek tu esi suvartojęs vertingos informacijos. Paskui dar prisideda genetika, kaip tu ją sugebi virškinti, kaip tu ją sugebi dirbti, bet visumoje tas poreikis randasi. Ir ateis laikas, visiškai nebejoju, ateis laikas, kada tas įgaus kažkokią kritinę masę. Skandinavų pasiekimai visose jų sferose, o jie objektyviai geri, objektyviai, visokiose įmanomose sferose, gimė tik dėl to, kad 19 amžiuje jie pasidarė švietimo reformas ir po to nebeeksperimentavo. Ta prasme, galim pašnekėti ir apie tokią, reiškia, tautą kaip žydus, kurie prieš 2000 metų su viršum turėjo įstatymus, pagal kuriuos galėdavo reikalauti iš vietinių valdžių, vadinkime, kad jeigu mokykla yra toliau negu kad 10 km skaičius sąlyginis nuo jų gimtojo kaimo, jie gali reikalauti, kad mokytojas būtų atsiųstas, reiškia, į jų tą kaimą. Tai dėl to šitas vertės, jeigu skandinavai suvokė, tai kodėl manai, kad mums nelemta yra suvokti. O čia greta stovi ir visa mūsų pokalbio tema. Labai gerai, optimizmas, aš labai mėgstu optimizmą ir tikėkime, kad taip ir bus. Ir tas dalykas, būtent man šitoje vietoje yra visada baisu, kai tu matai procesą, kuris yra kita linkme juda. Taip? Bet jeigu tu matai, kad procesas, jisai, nesvarbu tu kokioje būsenoje esi, bet jeigu tu matai teigiamą linkmę ir tu eini, tai viskas yra, tiesiog yra gerai. Bet tie neigiami procesai jie vykda dėl objektyvių dėsningumų. Ta prasme, dėl objektyvių. Dėl to pykti ir piktintis nėra jokios prasmės. Reikia galvoti, kaip šitame realiame pasaulyje pasiekti realius rezultatus. Ir arba tai, kas daroma yra su forumu, arba tie bandymai, kurie gimsta kaip privačios iniciatyvos, vadinkime, sukurti platformas, kurios leistų tikėtis, kad tas lygis bendras kils, tai čia vienintelis kelias. Nėra jokių ir spausti politikus, kad ir jie pradėtų suprasti, kad investicijos mūsų savim, pinigų investicijos šitą sritį yra būtinos. Gerai, tada, Gintautai, viskas paskutinis klausimas, jisai visada būna sunkiausias, bet tiesiog
galbūt mums pavyks jį pereiti. Iš principo, kokius matytumėt 3 dalykus, kuriuos jūs pakeistumėt, kad rezultatas žiniasklaidos, kokie yra dabar, ir ta vizija, kokią mes apie kurią šnekėjom, kad įvyktų. Kokie, daug nereikia. Tiesiog, sakykime, kas turėtų įvykti. Tai yra, kiekvienas po sakinį, 2 būtent dalykas. Ką turėtume daryti? Šitą klausimą būtų buvę gerai, jeigu būčiau gavęs iš anksto. Labai sudėtinga taip ekspromtu į tai atsakyti. Iš turinio, kurį mes šnekėjom, kas labiausiai įsiminė ir būtent iš to, ką mes šnekėjom, įvardintum kaip esminius taškus. Aš manau, kad žmonėm, kurie suvokia ilgalaikius nacionalinius interesus, kaip ilgalaikė investicija į švietimą, tame skaičiu į kokybiškos informacijos sklaidą, reikia tiem žmonėm ieškoti vieni kitų ir pabandyti solidarizuotis, pabandyti kooperuotis su pastangomis apie tai, kad kuo greičiau vyktų tie teigiami pokyčiai. Tai viskas vienas dalykas, aiškiai, tai yra būtent žmonių, kurie mato problemą tame, kooperacija, būtent iniciatyva pačių žmonių. Tai yra vienas dalykas. Ką dar galėtumėt? Veikti politinį dabartinį elitą, tomis priemonėmis, kurios egzistuoja, ir siekti, kad jų prioritetai taip pat greičiau keistųsi reikalingą kryptim, kad ne skandalai apie pirksime leopardus, ar pirksime šitos Abramsus dominuotų, viešoje erdvėje, o kodėl tokie maži media rėmimo fondai, arba kodėl nėra tvarkos iki galo nacionalinės televizijos valdymo srityje. Ir periodinės krizės ištinka, tai veikti politikus, jos galima veikti per visuomeninės organizacijas, kurios egzistuoja, jos galima veikti per individualias galimybės ir ryšius, kurios mes turime, mes visi turime kažkokią savo aplinkas, vadinkime. Ir trečias dalykas, reikia dar kartą pasinagrinėti, dar kartą pasistudijuoti ir dar kartą pabandyti suvokti ir negrįžtamai apsispręsti, kad nepriklausomos žiniasklaidos egzistavimas yra pamatas demokratinėje valstybėje egzistuoti. Pamatas. Ir jeigu mes visomis priemonėmis, kiek jų turime, to nesieksime, tai tada tik laiko klausimas, kada mes sukolapsuosime. Dėl 1, kitų, 3, 5 priežasčių. Net jeigu tai atsitiks, kad mes paprasčiausiai tiek degraduosime ir tiek bukėsime, kad subukėsime, reiškia, iki lygio, kada būsime paprasčiausiai valdomi ir mumis bus galima manipuliuoti net be tų pastangų, kurios yra daromos dabar. Ačiū, Gintautai, už labai gerą pokalbį. Tiesiog manau, kad tikrai naudingai peržiūrėjom būtent žiniasklaidos padėties situaciją Lietuvoje. Ir labai dėkoju ir iki kitų pokalbių. Dėkui.